Nėra vizualinės hierarchijos tarp paieškos laukų. Ta prasme, yra tiesiog per daug paieškos laukų ir vartotojas veda į pirmą ir neskaito, kas yra parašyta tenai. Ta prasme, kad tai tiesiog yra 99% standartinis variantas. Ir vėlgi metodikose visos ir visose paaiškinimuose tai yra šitas strategija vadinama satisficing, kai tu spaudi patį pirmą dalyką, kuris tau atrodo tikėtinas, kad nuves tave į kažkokį teisingą rezultatą. Ir jeigu tai nevyksta, tada tiesiog nebėra kantrybės ieškoti kur toliau. Čia žodis yra dar toksai antraštė, kuris yra, sakyčiau, pasimetęs visiškai, nes, reiškia taip, matosi, paieška, ar ne? Ir paskui, reiškia, tu žiūri tos langelius, kurie tau papuola po ranka, reiškia, pirmus į tos ir vedi, ar ne? Taip. Neskaitai tenai tų daugybės visų dalykų, jau labiau, kad viskas yra, kaip aš sakiau, labai pilka. Visiškai, nėra, reiškia, jeigu tu matai langą, kuriame suvesti, tai ten ir vedi. Ir jeigu turi paskui ieškoti, kur dar kažką paspausti su pele, tai normaliai turėtų veikti su Enter. Reiškia, suvedi į tą, kuris yra patogiausia suvesti raktinį žodį, spaudi Enter ir tu randi rezultatą. Jeigu tu negauni rezultato 2-3 kartus, tai tada, tai yra kažkas netvarkoja. Turi būti labai pažengęs vartotojas, kad... Trumpas klausimas. Čia realus projektas, ar tyčia padaryti blogai šiandien? Čia yra realiai veikianti sistema. Tik tai sakau, mes šiuo atveju turim problemų su kompiuteriu, tai tie įvedimų laukai, jie iš tikrųjų neveikia taip, kaip turėtų veikti. O, lyg tai atrodo, kitą vietą dar gal tenai suveiks. Pažengiau, reiškia. Ne, be šansų. O va dabar, kaip jums atrodo, va čia kas įvyko šitoje vietoje, jūsų užklausa laukelėje? Na tiek to, dabar jau nebegrįžtim. Ne, tai žiūrėkit, va dabar aš suvedžiau 3 vietose tekstą, kai aš spaudžiu Enter, tai kuris veikia, kuri vieta veikia? Ne, šitą klausimą užduosim programuotojams vėliau. Va tai yra tie dalykai, kurių ieškoma testavimo metu. Gerai, tada perinam prie sekančios užduoties. Vėlgi garsiai perskaitykite antrąją užduotį. Aišku. Susitikimo su vadovu metu išanalizavote tavo paruoštos literatūros sąrašą ir nusprendėte, kad pradėsi nuo šios knygos skaitimo. Behum, marketingas ir managementas 93 metų. Jau neblogai. Tvarkoj. Dabar moderatorių pastaba, gal galit sugrąžinti ekraną į pradinį visiškai tuščią. Universiteto bibliotekoje šios knygos nėra, tačiau kursiokai sakė, kad Libis galima sužinoti, kurios Lietuvos bibliotekos turi šią knygą ir galima iš anksto užsakyti ją skaitimui. Tai gerai, išvalą mygtukas yra, tvarko, išvalą. Gerai, pasižiūrim. Išplėstinė paieška paprasta, ko mums reikia. Autorius arba knyga. Tvarkoj, knyga. Jeigu paprastai paieškoji. Pažymim knyga. Dabar kažkaip bet koks žodis, frazės pradžia, antraštė. Dieve mano. Išleidimo metai, o čia biškai daugiau informacijos. Tvarkoj, knyga. Galbūt verta pagalvoti apie tas duomenis, kuriuos jūs žinot apie tą leidinį. Tai aš ir žiūriu, ką galima būtų parašyti, reiškia. Aš šiaip manau, iš tikrųjų, kad programa tai yra duota, paruošta naudotis bibliotekų darbuotojams, kurie ten dirba ir yra suskaitę tokį tutorialą, storą tokį, ir žinau, kaip ją naudotis. Tai yra specializuotam darbuotojams, bet ne vartotojams, kurie yra atėję, nes reikia vartotojams daryti tokiem dėl savo tupui, kad jie rastų.
Na, aš nežinau, man taip atrodo, kad... Labai teisingai atrodo. Man norės, nes jeigu aš įvedu antraštę, tokia antraštė yra, frazės pradžia, išskyrus LBN. Tai man turėtų, sakykime, jeigu rasi tą knygą, tai reiškia... Universiteto bibliotekoje. Tai idėjas. Neaišku, išplaukti paieška sąrašuose, ištestinė paieška, nes tai... O ką reiškia išskyrus LNB? Kas yra LNB? O kaip jums atrodo? Lietuvos nacionalinė biblioteka turbūt. Aišku, gerai. Supratau. Ne, aš plaštas vartotojas, nepažengęs iš tikrųjų, tai ne, aš rimtai sakau. Primenu sistema. Ne, tai viskas gerai, aš nepergaliu dėl viskas tvarkoj. Bet man knygą vis tiek reikia susirasti, ką man dabar daryti. Pagal marketingo teoriją jums reikia ne knygos, jums reikia įskaitos. Tai ką man daryti? Kaip tai ieškotum? Užduotis dar neperskaičiau. Kaip tai ieškotum, kurioje bibliotekoje ši knyga yra ir kaip ją užsakytum, ar ne? Tvarkoj, nu išskyrus LMB, tvarkoj. Tai jeigu šį čia ieškoti, tvarkoj, žiūrime čia. Neranda. Reiškia išvada, kad knygos niekur nėra. Nežinau iš tikrųjų, kaip ieškoti. Šitoje vietoje moderatorius galėtų klausti, ar jūsų nuomonė tai yra viskas, ką jūs galite padaryti su šitą užduotim? Tas pats klausimas. Aha. Ieškas jau rašos, ištesnė paieška, serija, dalykas, išleidimo metai. Galima bandyti pagal Turim labai kantrų vartotoją. Ne, palaukit, o ką reiškia asmenvardis? Čia moderatoriui reikėtų klausti, kaip jums atrodo šitoje Kaip jums vietoje. atrodo? Galvojam apie asmenį ir apie vardą. O vat, čia jau yra per daug. Čia aš jau savo leidau. Antraštė. Tai jeigu pagal visą logiką galvojant, tai turėtų būti autorius parašęs tą knygą, nes jeigu yra antraštė, tai... Nežinau, bent man taip atrodo. Nežinau. Na, moderatorių kaip? Ar klausom, ar jau užbaigiam Aš mūsų? jau čia ties prieš kokias 5 minutės pajaučiau, kad yra klavietė. Tai reikia tiesiog jau tada siūlyti... Tai gal baigiam tą visą reikalą? Dar nepabėkit, dar yra vienas žingsnis, aptarimas, pastabos, pasiūlymai. Gerai. Jūs jau daug ką išsakėt užduočių metu, bet gal turit dar tiesiog kažkokių pastabų. Aš nežinau. Aš nežinau, mano nuomonė, kad turėtų būti, kaip vienas iš variantų. Tarkime, vedi raktinį žodį, nesvarbu, marketingas, ar ten yra vedi begmas, čia kaip gali būti, bet algoritmas visai kitoks būtų tada. Ir to metą, sakykim, pagal kokį straipsnį pavyzdžiui, yra toksai autorius, arba yra tokia knyga, ar tokiu pavadinimu sąrašą. Siūlo, prasme, sistema. Siūlo? Man nieko nesiūlo, aš vedžiau į 3 langus, reiškia, žodį ir man nieko nepasakė. Tai yra kažkas netvarko, arba aš nemoku, bet aš manau, kad jeigu yra langas, į kurį gali surašyti tekstą, kuris tau reikalingas, ir tu vedi tekstą pakankamai bendrinį žodį ir nerandi, tau paieška yra 0, tai tada galvoji, kad arba tu visai esi bukas, arba čia nieko, arba nėra tos literatūros. Ir tada tokiu atveju, ką daro vartotojas? Vartotojas eina pas šitą bibliotekininką, jeigu toks yra, ir klausia, kaip man surasti tokią knygą. Šiuo atveju moderatoriui reikėtų klausti, o ką jūs asmeniškai darytumėte tokią situaciją? Aš tai šnekėti, jeigu vienintelis pasirinkimas būtų, aš naudočiau šitokią sistemą, aš eičiau klausti pas tą, kuris tenai dirba, ir kaip man surasti tą knygą. Bet šis sistema, to prasme, vartojimo situacija yra ne biblioteka, kaip aš suprantu, to prasme, individuali. Ne, čia yra individuali sistema online. Nėra asmens, kurio jūs galite paklausti.
Tai į biblioteką eiti visą laiką galima iš tikrųjų, tai yra sprendimas. Nežinau, šiuo atveju aš turbūt išeičiau iš tos sistemos ir normaliai per Google žiūrėčiau ir tada susirašiau. Mes nusivylęs. Nu, žodis visiškai neaišku, kas reiškia. Aš matau, kad čia yra daug gerų dalykų, bet kaip jie veikia, reiškia, neaišku, kaip jie veikia. Nes, kaip sakime, duomenų turbūt yra daug. Ką kur žymėti reikia, ko gero, galbūt reikia kažką žymėti, reiškia, ar ten kalbą žymėti, bet jeigu reikia visur žymėti, yra blogai, reiškia, kad tai yra knyga, kad tai kažkokia afganų kalboje parašyta, kad išleista šalies, išleista Lietuvoje ir jeigu visą tą turi suspaudyti, tai ir kažkokio punkto tai neįrašysi ir kažkokio punkto neįrašysi ir tada tau nieko neduos. Tai čia tada aš sakau, kaip yra bibliotekoje programa skirta tiem, kurie suveda knygas, kas pasiima skaitytojai, kad jisai tiksliai paimtų tą knygą, tokį inventarizacinį numerių ir paskui tą pačią knygą atiduotų, tai galbūt yra specializuota programa, bet jeigu tai skirta vartotojui, vartotojui turi būti paprasta. Nu, aš taip manau, kaip vartotojas. Ačiū. Tai gerai. Tai ką dar sakyti? Jeigu turit kažkokių pastabų. Ne, viskas. Tai tada ačiū. Pirmą testą baigiam. Klausimas galbūt dar prieš tai pradžiai stebėtojams. Ar turit apskritai apie patį procesą pastabų, ar norėtumėt kažką moderatoriui išsakyti, kokius klausimus dar jis galėjo užduoti? Aš šiaip labiau norėčiau pasidžiaugti tuo, kad moderatorius mokėjo patylėti, o ne per daug kalbėti, nes vis tiek man tai labiau patinka, man apskritai patiko moderatorius, kaip moderatorius. Ir labai emociškai relaksuojantis moderatorius, tai irgi labai gerai. Ir vartotojas labai irgi smagu, nesiparinantis, laisvai liejosi informacija, labai šaunu. Tai buvo geras testas. Iš salės dar pastabų kokių komentarų? Pirmo įspūdžio testas buvo labai trumpas. Testas, bet labai trumpas turi būti, suprantat. Net nepamatyti jo. Ne, šitoje vietoje, žinoma, jis galėjo būti ilgesnis, tiesiog galima buvo dar kartą perklausti. Aš nemačiau prasmės šito testo. Ta prasme, realiai kalbant, ta prasme, ką vartotojas gali pasakyti, tarkim, užmetę sakė, kad tas 2 rekomenduojamas ir 3 sekundės, tarkim, į tą visą formą su tiek daug inputų. Aš atsakiau, pilka ir neaišku. Feedbackas. Bet tam yra paskui naudojami įrašai. Jeigu mums atrodo, kas ten buvo, iš tikrųjų buvo labai trumpai, tai tiesiog grįžtam įrašą, pasižiūrim, kaip iš tikrųjų. Tai priklausomai nuo situacijos, jeigu mes ten vertinam, mano supratimu, tarkim, ar ne, kažkokį brandinį produktą, ten tinklalapį ar dar kažką reklaminę akciją, tarkim, tai galim iš to pirmo įspūdžio efekto ten kažkokios emocinius, tarkim, pajautimus tirt, bet, tarkim, kai yra toks funkcinis, tarkim, skrynas, tai aš nežinau, ar tas, tarkim, pirmo įspūdžio efektas kažką duoda. Nu, čia galbūt jūs galėtumėte papildyti iš patirties. Dalis tiesos tam yra, tiesiog šiuo atveju tai yra demonstracijai rodoma, už tai įtraukiam kaip žingsnį. Čia šiaip matau yra dar toks padarimas vartotojui, tai be abejo, jeigu yra vienintelis pasirinkimas ir negali nieko toliau daryti, tai tada neskaitai visus tos tutorialus, padarimas vartotojui, lendi ten giliau, skaitai, ką reikia daryti, kaip ieškoti, kur ką sudėti paukštelius, ką paspausti, gal kažkada pasiseks netyčia. Dar komentarą turim. Aš dar turėjau vieną pastabą, šiaip tiek moderatorius, tiek vartotojas buvo labai linksmi ir labai viskas gerai gavosi, bet mes, ką dar dažnai darom prieš kiekvieną testavimą, tai yra vartotojo paprašom, kad jisai kiek įmanoma daugiau savo minčių reikštų balsu. Ta prasme, tas vadinamas kalbėjimo, mąstymo garsiai protokolas, kad tiesiog aš dabar darau tą, dabar aš spaudžiu šitą ir tikiuosi šito. Ta prasme, kad mums tiesiog tai duoda daugiau informacijos apie tai, kas vyksta vartotojo galvoje. Aš viską feedbacką daviau. Šiuo atveju jo, vartotojas buvo labai geras ir labai šnekus, tai tos problemos neturėjom, bet būna iš tikrųjų situacijų, kada reikia netgi eigoje kelis kartus priminti vartotojui, kad nepamirštų šnekėti ir pasakot, ką jis galvoja. Kada tiesiog būna toks Bet iškalbingi tokie. Jo, bet iškalbingi, bet mes nesuprantam, ką norime to pasakyti, štai dar kartą tokiu atveju perklausam. Supratau. Tai ačiū labai. Dėkui. Galite? Dovanų čekį testuotojai teiksim po renginiam. Nupirksim kursinį darbą.
mūsų antrasis moderatorius. Gal antram vartotojai tuos maišelius su burbuliukais nervom raminti padėjo. Ten ant kėdės. Tai laukiam Ramunės, kol patvirtinsim. Taip, dabar. Dar truputį palaukit. Gerai. Dabar iš karto pademonstruosim procesą, kaip vyksta iteracinis testavimas. Įsivaizduokit, kad tai, kas buvo prieš tai, buvo pirma sistemos versija. Pamatėm, kaip yra negerai ir mes iš karto pakeitėm. Ir dabar jau su antrų vartotojų testuojam, jau pirmasis ekranas sistemos bus toks. Bet tai yra iš tikrųjų, ana sistema yra realiai veikianti. Čia tiesiog mes dabar šito workshopo tikslais, jau kadangi yra darbų eiga vykstanti, tai tiesiog mes padarėm ir alternatyvę versiją pažiūrėti. Tai tuo pačiu galima tai traktuoti ir kaip AB testą, kur vienas vartotojas tas pačias užduotis atliekant vieno varianto, kitas ant kitokio ir paskui yra lyginama, arba kaip iteracinį, kada tiesiog po pirmo feedbacko yra pakeičiama sistema ir vėl jinai yra testuojama. Čia. Stebėtojai visi eiga to, kas vyksta priešais matote skaidrėje. Labai nenustepčia ta sistema tokia. Atsiprašau, aš sutabdysiu, pradžioj reikėtų nežiūrėti sistemą, tiesiog papasakoti, ką jūs veiksite, nuraminti vartotoją ten. Jo, tą ir bandau. Bet tai geriau daryti nežiūrint į ekraną. Aš norėjau parodyti jam, kad čia net kompiuteris su šituo kvadratiniu, žinai, arbūzų, tai gali čia, žinok, nesijaudinti, čia viskas neveikia. Net nekvalus. Tai va, mes šiuo momentu susitikom čia, kad galėtume patestuoti vieną sistemą. Beje, tu ką veiki? Studijuoju. Būtent teisingai, mums tokio reikėjo. Studento, ką studijuoji? Reklamos vadybą. Super daug skaitai. Knygų to prasme? Na, taip. Pasitaiko. O naudojasi kokiam nors sistemom tenais, Amazonė, tarkim? Amazonam dėja, bet ne. Na gerai, puiku. Tai va, mūsų tikslas yra ištestuoti vieną sistemą, būtent kaip tik skirtą studentams, pasižiūrėti, kaip jinai yra patogi, nepatogi. Gali neveikti, kas nors, žinai, tai mūsų esmė yra, kad pažiūrėti, kas neveiks. Testuosime šitą Libby sistemą. Mums reikia dabar persiskaityti užduotį. Man būtų gerai iš to vietai pasakyti, kas tai yra, nes Libis gali nesuprasti vartotojas. Libis tai yra duombazė. Knygų duombazė, kur yra suvesta daug knygų tiesiog ir mums reikės persiskaičius klausimus, pabandyti atlikti užduotis šitoje duombazėje. Kažkokį tai padaryti veiksmą norim. Tada važiuojam. Klausimynas kažkodėl nešviečia. Va, volia. Na va, jeigu gali mums Taip. Čia klausimai, jo? Jeigu galėtum garsiai perskaityti, būtų puiku. Tai aš tada skaitysiu kažkokį asmenį. Vienu žodžiu, aš esu VU verslo administravimo 3 kurso studentas, kuris rašo kursinį darbą apie marketingą internete. Kitam susitikimui su darbo vadovu, darbo vadovas man liepė pasiruošti sąrašą literatūros, kurią planuoju naudoti darbo teorinės dalies aprašui. Ir aš nusprendžiu pasinaudoti Libis literatūros paiešką. Ir užduotis man pirmoji būtų pabandyti surasti ir pasirinkti keletą tinkamų knygų. Tai jau galime pradėti, jo? Jo, labai viskas čia elementaru atrodo. Gerai.